Ar tau neatrodo, kad tas Špikio kanalas jau miręs? Kas? Špikio kanalas? Čia buvo tokie dviratininkai kažkada mynė aplink Ameriką, bet visai jau nebepūstina. Nemiręs, ką jūs čia šnekat, žmonės, nekalbėkit, ne, mes iš tikrųjų tik taip pauzelę padarėme ir vat jau mes ir vėl kelyje esame. Ne su dviračiais, su automobiliu, bet greitai sėsime ant dviračių. Esame suplanavę žygelį, išsirinkom pačią tinkamiausią dieną jam, kaip tik pradeda lyti lietus. Buvo tobulas oras, saulėta, šilta, gera. Tai ne, mes palaukiam, kol atvėso, kol pasidarė 12 laipsnių ir tada jau mes leidžiamės į žygelį. Anyway, turime daug jums naujienų, papasakosime, kas jūs laukia ateityje ir visai ne už kalnų, nes laukia šiek tiek naujo turinio, šiek tiek seno turinio, žodžiu, apie viską pakalbėsime šios dienos eigoje. Na ir ką jūs manote apie šitą išraustą Nemenčinės plentą? 2 metai po to, kai buvo suinvestuota 300 000 eurų tam, kad būtų sutvarkytas dvirtakis, po 2 metų buvo jisai visas nuvarytas lauk ir dabar ties nauja. Dagne, tavo žodis. Visiškas absurdas ir aš norėčiau žinoti priežastį, kodėl tai įvyko. Nes ant tiek pinigų gražus plovimas, kad net verkt norisi. O mano nuomonė yra visiškai priešinga. Aš manau, kad viskas čia buvo gerai. Taip, idealiuoju atveju būtų buvę geriau to nepadaryti, tiksliau padaryti viską iš karto gerai, bet kadangi alternatyva buvo gyventi dar 2 metus su dvirtakiu, kuris iš esmės buvo nenaudotinos būklės, tai aš manau, kad yra geriau, jog žmonės turėjo progą 2 metus važinėti tuo dvirtakiu ir juo mėgautis. Ir žiūrint, kadangi visai neseniai prieš pat jį išrausant pats pramyniau ir sutikau krūvą žmonių, ta prasme nuoširdžiai, aš pats nustebau, ant kiek daug dviratininkų juo važiavo. Ir tai reiškia, kad 2 metus žmonės būtų negalėję jo važinėti, nes jo tikrai niekas tiek nevažinėjo, kai jis buvo tam tos baisios būklės. Palikite savo komentarą apačioje, ar jūs pritarėte, ypač jeigu esate Vilnietis, jeigu esate dviratininkas važinėjantis, ar jūs palaikote šitą mintį, kad tie 300 000 buvo vertingai išnaudota. Bent jau sakyčiau vertingiau, negu kai kurie pinigai yra panaudojami Lietuvoje. Bus labai įdomu iš tikrųjų sužinoti, o mes artėjame prie savo tikslo. Štai ir atvykome Tapelių ežeras, nusiemam dviratukus ir bandome mint. Bet sakau, kaupiasi lašai ant lango. Jie kol kas labai maži, net neišeina jų nufilmuoti, bet dangus toksai labai pesimistinis. Bet Agnė sakė, žiauriai nusiteikus mint. Man atrodo, čia tiesiog preliudija į naują nuotykį. Užuomina tinkama, sakyčiau, bet apie jį pakalbėsim kiek vėliau. Turim didelę bėdą, kad Agnė jaučiasi žiauriai apsimiegojus ir aš visiškai neturiu jėgų. Tai man atrodo, mums Algirdu reikia pašokti, kad truputį atsipūsti. Alio, paėdau. Aš tai atsipūtęs, man reikia atsipūsti. Paėdau, nes motivacija aš žemiau plintus, reikia kažką daryti. Nežinau ką, bet kažką reikia daryti. Nieko, praminsi, vėl prapūs smegenis ir atsipūs. Žinokit, kuo toliau, tuo labiau ne feng shui darosi. Purškia čia mūsų, spjauda tas dangus. Sako, niekšai jūs nevažinėjo dviračiais. Galvojat, Islandiją praminsi, pravažiuosit su automobiliu. Tekit vandens. Kol kas nelabai smagu. Bet aš išlieku optimistiškas, nes ten, kur važiuojam, dangus šiek tiek šviesesnis. O tai paprastai signalizuoja
lietaus išnykimą. Dagnė kaip mano valdovė virš mane sėdi. Galvoju, žinot, gal visai metas, taip sakant, patraukti tą dramblį iš kambario ir atskleisti vieną iš dalykų. Turime tokius 3 dalykus, apie kuriuos mums reikėtų šiandieną pasikalbėti su jumis. Tai pirmasis toks gal mažiausiai malonus. Tai, žinot, mes esam vaikinas ir mergina. Mes esame VŠI, jūs turbūt esate dirbantis žmogus ir čia kaip tik yra tas metas, kai galima tą 1,2% pervesti, tai mes būtume labai dėkingi. Mes suprantu, kad mes pasaulio negelbstim, bet jeigu jūsų pasirinkimas yra ar niekam neaukoti to 1,2%, ar paaukoti jį mums, tai mes jį labai mielai priglaustume. Tad iki gegužės 2 dienos jūs tą galite padaryti, deklaravę savo pajamas ir užpildę ten kažkokią tai formą. Numesiu visą informaciją apačioje aprašyme. Tai ačiū Jums. Na, o Dagnė jau turbūt duoda ženklą, kad galima minti toliau. Dagnė davė ženklą, reiškia, galima minti toliau. Noriu pasakyti, kad buvau pamiršus, kokie gražūs yra Nemenčinės miškai. Ir važiuoju ir atrodo, kad net ne Lietuvoje būčiau, nes tokie gražūs miškai. Ir tokia graži žalia spalva dabar, kai pavasaris ir viskas tik pradeda žaliuoti. Žiauriai gražu. Sutinka su manim? Aš sutikčiau, bet aš važiuodamas galvojau, kaip liūdna, kad tiek daug yra iškirstų miškų. Nes kažkaip tai, nežinau, aš čia vaikystėje daug važinėjęs esu, tai aš neatsimenu, kad čia būtų ant tiek daug tų kirtimviečių. Kuriuo pėsčiųjų taku eisim? Nu čia lyg tai kažkas eina. Oi, čia pelkė. Nusteikus nuotaikam. Pelkė! Lietus! Vėl apsiniaukė, pradeda krapnuot. Bet galvoju, kad gal tiesiog pagrįžtam, važiuojam, tada atgal išvažiuosim ten normalesniu keliu. Arba galim pabandyti kitų takelių pavažiuoti. Gal kitas takelis veda į kitą pelkę. Kita pelkę, kuri yra fainesnė. Su viena ranka vairuoti tokiais takeliais yra šioks toks challenge'as. Įveikėm. Pirmą pelkę įveikėm, neaišku, kiek jų dar yra. Visada tokių keliukų problema, kad galiausiai išvažiuoji pas kažką į kiemą. Tai panašu, kad šį kartą ne išimtis, o gal ir išimtis. Panašu, kad išimtis. Iššoksim į keliuką.
padarysim poilsiuką prie šito baisiai negražaus vaizdo. Nu visai čia smagu tais miškeliais. Kaip tau Dagne minėsi? Smagu. Sunkiai, bet smagu. Jam pasilabai lėtas. Tada, špygis jėga. Špygis, ta špygis jėga. Sėdim, dainuojam, lenkuojam, smagiai. Antrasis dalykas, kurį mes norėjome jums šiandieną papasakoti, tai yra tai, kad turėsime šiek tiek turinuko. Turėsime Islandijos vlogus, vis dėlto jie gims, vis dėlto panašu, bent jau panašu, kad gims. Ir aš iš karto girdžiu, ką sako žmogus, kuris lankėsi Forum Cinema, sako, tai palar, aš mokėjau tuos 7 euriukus veltui, kai čia nemokamai dabar visi matysi. Ne, jūs mokėjote visiškai ne veltui, nes pasistengiau išrinkti absoliučiai visus kadrus, kurių nebuvo filme. Tai manau, visiems bus įdomu. Tiem, kurie nematė filmo, tikrai turėtų būti įdomu. Tiem, kurie matė filmą, manau, kad irgi bus įdomu, nes bus daug tokių. Ir va dėl ko tie vlogeliai jie gimė, nes iš principo aš žinau, kad buvo labai daug prifilmuota tokios medžiagos, kuri iš tikrųjų faina, smagi ir kažkaip truputį skaudėjo širdyje palikti neparodytą. Tai pasiryžau ir panašu, kad gims. Pirmą kartą aš nesu mačius nei vieno vlogelio iš anksto. Aš dar dabar neturiu jokio žalio supratimo, kaip atrodo tie vlogeliai. Labai keista, nes taip nėra buvo. Bet aš pati Algirdai kalbinėjau, kad jis būtinai padarytų vlogelius, bet čia jau buvo gal prieš pusę metų apie tai kalbama. Ir Algirdas sakė, ne, gal nereikia, tai bent jau aš tai žiauriai džiaugiuosi, kad jie bus, nes aš 100% tikrai, kad jie bus žiauriai įdomus, nes tikrai buvo medžiagos, kuri nebuvo panaudota, tai aš manau, kad nenusivilsit ir jūs, ir aš manau, kad nenusivilsiu. Taip, na ir aišku, vlogeliais, žinot, kokybės jau šiek tiek mažiau negu filme, nes tikrai vienam vlogeliui aš neskyriau pusės metų. Tai iš tikrųjų, jeigu neturėjote progos pamatyti, dar vieną progą pakviesti jūs pasižiūrėti, nes dabar jau tą galima padaryti tiesiog nuėjus į shop.špikis.lt svetainę ir susimokėjus 6 euriukus, netgi pigiau negu Forum Cinemas, o galite sėdėti ir žiūrėti savo iš namų komforto. Tai iš tikrųjų nuo kitos savaitės aš planuoju nuo pirmadienio ir taip reguliariai, kas turbūt 2-3 dienos po vieną serijikę ir keliausime po Islandiją. Tai va, tai lauksime jūsų. Jinai man kumštelėjo, aš galvoju, dabar jau kažkas bus. Apsisuko ir išėjo kosėti. Čia tas buvo. Aš jau kentėjau, kad nepradėčiau kosėt, kol tu šneki, nežinau, kad po to pyksi. Ir aš jau iš paskutiniųjų kentėjau ir tu dar vis nori kažką pasakyti, man jau šakė. Tai va, tai žodžiu, iš tikrųjų, aš manau, kad turėsime labai smagią programą, turėsime apie 13-14 vlogelių, tai sugrįžkite, pakeliausime po Islandiją. O dabar mes dar truputį paminsim ir tada papasakosiu, kur keliausime toliau. Gerai, važiuok. Man atrodo, tai buvo geriausiai sutaimintas kadras, kokį esu padaręs.
Pauksim, taip. Medis yra nuvirtas. Ar tu nusteigęs kartuoti kiekvienų metų plaukimą? Šiaip atrodo žiauriai nusekę, aš galvojau, kad bus daug giliau. Ai, nu gerai, čia nenusekę. Ir čia aš žinau, kad kadangi jau esu pasimokęs čia važiuodamas, jeigu nepatingėsiu, tai surasiu kur nors tą kadrą. Bet čia ties viduriu yra išvažinėtos provėžos ir jos yra ženkliai gilesnės negu pats upelis. Ir tu atvažiuoji galvoji, ai, nu ką, nu iki kelių bus to vandens. Vos ne iki kaklo. Bet va ten atrodo, kaip ir visada būdavo. Bet žinok, panašu, kad turim naujieną. Ai, tiltelis yra. Kaip neįdomu. Tas tiltelis čia, man atrodo, toks kartais atsirasdavo, kartais pranykdavo. Dabar jau toks, atrodo, ilgamžiškesnis pasidaręs. Va šita, va, tokie, nu, va, metras realiai yra. Jeigu va šitą, va, metriuką palei krantą įveiktum, tada galėtum ir nuvažiuoti. Na, bet tačiau, kas čia per lapelis? Čia jau kažkokios varžybėlės vyko. Nu, imkim, nėra čia ko šiukšlint. Dagnė klausė, ar nuliūdau, kad atsirado tiltelis. Sakau, ne, žinai, kažkaip jau senatvė, jau nebe taip traukia per tas upes mint. Plius tada jau imi galvoti, kad jau visai neseniai persirinkau stebulę, jau kaip ir dviratis paruoštas kelioniai. Matėt, ką padariau? Perėjimukas čia buvo perėjimukas. Tai va, manau, kad metas atskleisti ateities planus. Kelionėje nusimato nebereikalo. Dagnė sakė, kad šiandiena labai gerai atspindi tą kraštą. Ir aš iš pradžių galvojau, blema, galėtų būti gražesnis oras. Ir va taip, į pabaigą minant pagalvojau, iš tikrųjų, tai labai tinkamas oras tam kraštui, tai šaliai. Ir čia jau jūs galit pradėti spėlioti. Norvegijoje buvau, Islandijoje buvau. Tai kas čia dar lieka iš tų šalių, kur visą laiką lyja, yra šalta ir panašiai. Tai iš tikrųjų tie, kas spėjo atspėt, tai yra Škotija! Tai yra Škotija. Keliausime į Škotiją, bet yra viena liūdnoji dalis. Dagnės sekėjams, followeriams ir visiems, kurie sakė, norim, kad būtų daugiau Dagnės šituose vlogeliuose. Tas Algirdas užkniso negyvai. Galim nesigavo. Kas tau nesigavo? Norėjau pasakyti, kad linkėjimai Rūtai, kuri priėjo po Islandijos premjeros ir prašė, kad daugiau kalbėčiau į kamerą. Ir aš sakiau, jog perduosiu linkėjimus. Tai va, kas neišėjo. Tai labai dideli linkėjimai. Šį kartą teks 5 savaitės žiūrėti į Algirdo videelį, bet pažadu ir aš sugrįžti į eterį. Deja, bet keliausiu aš vienas galite pafilmuoti, kadangi jau vis tiek nebus jūsų toj kelionėje, o man rankas skauda laikyti. Tai va, tai žodžiu, iš esmės turime planą pavadinimu Tour de Scotland. Turėsiu marškinėlius, pasidarė žiauriai, didžiausi, pats padariau, nu gerai, dirbtinis intelektas šiek tiek pagelbėjo, bet šiaip didelę dalį pats padariau. Žiauriai faini marškinėliai. Juos pamatysit, jau greitai pamatysit. Bet keliausime per Škotiją, turėsime 5 savaitės Škotijoje. Iš esmės, maršrutukas toks. Aurimas šiaip gerai pavadino savo kelionę zigzagas, Norvegija, Naujosios Zelandijos zigzagas. Pagalvojau, aš galėjau lygiai taip pat pavadinti Škotijos zigzagas, nes tiesiog važiuosiu tai aukštyn, žemyn, ten tokią begalybę nupaišysiu. Tai jo, pradėsime Edinburge, ten pasileisime į pietus, tada užsuksim 3 kokius maršrutukus apjungiau, gaunasi apie 2000 km per 5 savaitės. Nežinau, iš tikrųjų, čia daug ar mažai, taip turiu nuojautą, kad gal greičiau pavyks įveikti, bet žiūrėsim, gal iš tikrųjų tai Škotijos kalvelės mane visai ir įveiks. Tai va, ko labai bijau šalčio, ko labai bijau lietaus, žiūrėjau lietaus, nes bijau, kad ten gali būti blogai su lietum. O šiaip mano draugė, mano klasiokė, kuri gyvena Škotijoje jau daug metų, mane paguodė, sakė, tu nebijok, ta prasme, jeigu lyja lietus ir jeigu vėjas stiprus, tai bent jau moškių nėra.
Tai va, su ta nuotaika, taip sakant, leisimės į šitą kelionę. Bet kuriuo atveju pasiimsiu jūs kartu, iškeliaujame gegužės 27 dieną. Pradžiai stengsiuosi gal šiek tiek daugiau postinti į Instagramą, tai tie, kurie dar neužsifollowinę mūsų, nueikite į Instagramą, pofolowinkit. Ir tikiuosi pafilmuoti tų vlogelių kažkokių, bet jie ko gero šiek tiek vėlgi vėluos, atsiras gal vėliau, nes turbūt nelabai ten bus, kada man juos montuoti. Bet jeigu pavyks, tai pasistengsiu dar kelionės eigoje padaryti. Ir paskutinis dalykas, kurį dar labai norėjau jums papasakoti, bet nepasakosiu. Jį pasiliksiu kelionės pradžiai. Ne pradžiai, prieš kelionę atskleisiu šitą, bet turiu sugalvojęs vieną žiauriai fainą projektuką, irgi labai juo džiaugiuosi. Tikiuosi, kad pavyks viską su juo, tikiuosi, kad ir jūs palaikysite tą mano projektėlį. Tai va, tai žodžiu, dar pakalbėsim apie tai, o nuo kitos savaitės tada prasideda Islandijos vlogai ir tie, kas dar nepaskyrėte savo 1,2 procentų, paskirkite viešai išpikiui, kad mes galėtume įveikti tą Škotiją ir visas tas moškės ir tuos visus šalčius ir kad Algirdas galėtų bandelių prisipirkti, kai jų bus, nes šiaip ten gali nebūti. Anyway, tai va, tai žodžiu, tai labai išsiplėčiau, bet aš iš tikrųjų esu excited, šiek tiek bijau, bet tikiuosi, kad bus gerai. O tau šiaip neliūdna, kodėl tu nekeliauji kartu? Iš tikrųjų nekeliauju kartu dėl labai žemiškų dalykų, nes neturiu atostogų, kad galėčiau 5 savaitės išvažiuoti į Škotiją. O kitas dalykas, nežinau, ar aš taip noriu tą Škotiją, kur šalta, lyja ir daug moškių. Tai gal tegu Algirdas vienas kankinasi. Dabar per tą lievą į tiltelį. Vos nepriliečiau, eiktų savo. Būtų Dagnė visada skridusi su visų fotiku, eiktų savo. Tada jau tikrai galėčiau negrįžti iš tos Škotijos. Tuomet ir pabaigiame šiandienos pasivažinėjimą. Iš tikrųjų, kaip ir sakiau, buvo netikėtai smagus tas pasivažinėjimas. Svarbiausia, kad negavom didelio lietaus. Pasitaupėme jį Škotijai. Tai su jumis tikimės pasimatyti jau Islandijos vlogeliuose. Ir lauksime, kol ta Škotija ateis, ar ne? Ir ateis labai greitai. Net per greitai jau nesitikė, kad to Algirdas išvažiuoti. Tai tik taip pabrėžiu, kad iškeliaujame gegužės 27 dieną vakare.